Labas vakaras. Labas vakaras, mielosios. Labai gerai, labai ačiū, kad jūs jau čia esat. Mes dar luktersim keletą minučių, kad galėtumėm sulaukti tų, kurios dar maišo puodą, dar valgydina vaikus, dar prašo savo vaikų neiti į kambarį, kol mama mokosi ir dalyvauja webinare. Gerai? Ir tol, kol laukiam, mielosios, būkit geros, išsijunkit kol kas savo mikrofonus, jūs galėsite jais naudotis, jūs galėsite kelt rankas, klausti klausimus, jeigu tik tai bus toks poreikis. Ir mes galėsim aš galėsiu ne tik padirbti kalbančią galvą, bet galėsim pabendrauti. Ir aš tikiu, kad gale šito seminaro, webinaro mes dar turėsime laiko ir klausimams, atsakymams. Tai tikrai nepabėgit, jeigu turite rimtą klausimą ir jį mes neatsakom eigoje webinaro, tai lukterkit ir jo pabaigoje mes atsakysim į visus jūsų klausimus. Aš tikiuosi, kad visus. Ir jeigu turite galimybę, šiandien man ruduo užlipo ant gerklės, aš tikiuosi, kad jūs mane gerai girdite ir gerai matote. Tai jeigu jūs mane gerai girdit, būkit geros 7 parašykit į bendrąjį chatą, į pokalbių skiltį. Kad tikrai girdit, kad man nereikia arčiau prieiti prie mikrofono, kad nereikia stengtis kalbėti dar garsiau. Ačiū Jums. Labai labai ačiū. Super. Gerai. Ir jeigu girdit, tai aš tikiuosi, kad ir matot. Puiku. Galbūt tada galėsim ir pradėti. Jeigu kas manęs nežinot, nepažįstat, tai aš esu Jurga Vidugirienė ir šiame gyvenime šiuo metu esu Uotansų komandos ir UMA upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir jau 12 metų dirbu su vaikais ir paaugliais, dirbu su mamomis ir tėčiais, su jūsų vaikų mokytojais, tam, kad santykis ir ryšys tarp jūsų ir jų būtų dar gražesnis. Taip, būkit geri ir geros, išjungkit mikrofonus, jeigu kartais dar to nepadarėt. Ačiū labai. Ir tam, kad mes galėtumėm pradėti, aš visų pirma turiu į jūs didelį prašymą. Aš suprantu, kad visos jūs ir visi, tikiuosi, kad yra ir tėčių, ir manęs klauso ne tik mamos, jūs kiekvienas čia klausantis manęs ne šiaip sau prisijunkit iš tą webinarą. Ir užuot darę kažką smalsaus ir įdomaus savo, užuot ištiesę kojas ramiai prieš televizoriaus ekraną ir pažiūrėję filmą, užuot ramiai įkvėpę ir iškvėpę, užuot pavalgę vakarienę, jūs susirinko čia prieš tos ekranus, tikiu tam, kad jūsų ir jūsų dukrų santykis būtų gražesnis. Ir tikiu, kad tam, jog jūsų dukros geriau jūs girdėtų. Būkit geri ir geros. Parašykit man, prašau, kokia didžiausia baimė jūs laiko už gerklės, kai galvojate apie savo dukrą ir kai galvojate, kad ji jūsų negirdi. Jūs jai sakot, kartojat ir kartojat, o ji jūsų negirdi. Tai kas blogiausio gali atsitikti, jeigu jūsų neišgirs? Dėl ko jūs jaudinatės? Labai labai prašau. Taip, matau, iš karto Regina rašo, dukra nutols. Man labai svarbu, ką jūs parašysit, kadangi čia prie šitų ekranų, aš tikiu, kad susirinko labai labai įvairiomis situacijomis gyvenančios mamos ir tėčiai. Ir vieni tiesiog ateina pasižiūrėti, ką dar padaryti gražesnio, kad jų santykis būtų dar jaukesnis ir šiltesnis. O kai kurie ateina iš tiesų vedami didžiulio nerimo, skausmo, kartais nusivylimo. Todėl noriu žinoti, su kokia auditorija mes šiandieną dirbam.
Taip, ir matau, jau dalinasi moteris ir tėčiai, kad neramina dukters nutolimas, kad užaugusi prisimins pykčius, emocijų nevaldymas, kad bėda ištikusi nesikreips į mane, baisu prarasti ryšį, kad nepradėtų patarimo ieškoti tarp netinkamų elgesio draugų, kad bijos gyventi savo autentišką gyvenimą. Skaitau, truputį graudinuosi, nes iš ties jūsų rūpestis jūsų dukromis yra begalinis. Aš tikiuosi, kad jūs šiandieną susirinkot ne tik paklausyti, bet ir paveikti. Nes jeigu esat kada nors dalyvavę kokiame nors būtent renginyje, jeigu esat dalyvavę kokiame nors širšių lizde, mamų ir dukrų stovykloje, jeigu esat prisėdę kokiame nors mūsų seminare, jūs žinot, kad mes prašome ne tik klausytis, bet ir veikti kartu. Tai labai labai prašau, pasinaudokite šitą progą ir jeigu dar neturite prieš save rašiklio ir bent keletos lapų popieriaus, tai paimkite ir tai padarykit. Matau, kai kurios merginos ir moteris vaikšto gamtoje, suprantu, kad jūs šitą namų darbą turėsite padaryti grįžusius namo, o jeigu turite galimybę, suraskite, prašau, lapą ar du popieriaus rašiklį ir turėkite jį šalia savęs. Jums tikrai jo prireiks. Dar renkasi moteris, matau, vis prisijunginėja nauji žmonės, bet mes tęsim ir tikiuosi, kad tie ir tos, kurie prisijungia truputėlį vėliau, galės tiesiog pradžią pažiūrėti paskui. Nes mano kolegės merginos, jos yra pasiruošę pasidalinti šiuo įrašu su jumis ir jūs tikrai po šitą webinaro gausite laiškų, o laiškuose turėsite nuorodą ir galėsite iš ties dar kartą peržiūrėti, jeigu kažko būsite neišgirdę ar neužsirašę. Gerai. Tai svarbiausia turbūt žinutė, kurią aš norėjau šiandieną su jumis pasidalinti, yra tai, kaip beprotiškai jūsų dukros yra reikalingos jūsų meilės. Ir aš suprantu, kad kai šitai pasakau mamoms ir tėčiams, jie pradeda gūžčioti pečiais. Ir sako, Jurga, bet taip neatrodo. Mes turim šitiek konfliktų, mes šitai baramės, namuose poška durys, dukra varto akis, dukra nenori mūsų klausytis, ji susideda su keista kompanija ir net nebando išgirsti, ką mes apie ją galvojam. Dukra nebekalba su mumis, nebeatvira, nebedraugiška. Negali būti, kad mūsų meilės joms taip labai reikia. Bet galiu užtvirtinti labai labai stipriai. Visai neseniai, prieš keletą savaičių, aš turėjau garbės stovėti prieš 40 merginų auditoriją. 14-17 metų merginų auditoriją. Ir mūsų kalba, žinoma, prasidėjo nuo santykių, bet santykių tarp vaikinų ir merginų. Jos klausinėjo, kaip išsirinkti teisingą partnerį, kaip suprasti, kad yra mylimos ir gerbiamos, nuo kokio berniuko ar vyro bėgti. Bet gražu yra tai, kad viskas, apie ką mes kalbėjome, išsivertė į santykius su mamomis. Nes kai mes pradėjome kalbėti apie mamas ir dukras, merginoms akise pradėjo kauptis ašaros. Ir visos merginos, kurios kalbėjo su manim tuo metu, jos įvardino vieną labai labai keistą dalyką. Joms atrodo, kad jos yra nemylimos. Ir būkit geros ir geri, nesupraskit manęs neteisingai. Tai nereiškia, kad jūs jų nemylit. Aš net nebejoju, kad kiekviena ir kiekvienas, kuris šiandieną čia prisijungia, atiduotų viską gyvenime, kad jų dukra būtų laiminga
ir jai sektųsi, kad jai nereikėtų suklupti, kad jai nereikėtų užsigauti, kad jai nereikėtų padaryti tokių klaidų, dėl kurių ji paskui labai labai smarkiai gailėtųsi ir kurios spaustų jų širdelę visą likusį gyvenimą. Šiandieną galvodama apie šitą webinarą, aš labai aiškiai supratau, kad mano paauglystė, ji baigėsi labai labai seniai. Man 45 ir kartais galvoju, kad kai kurie įvykiai, kai kurios emocijos, kai gėda, nelaimingumas, liūdesys, kurį aš patyriau tada, kai buvau paauglė, kai man buvo 13, 14, 17, aš juos atsimenu kaip vakar. Ir kiekvienas ir kiekviena čia, tikiu, kad griežtai nenorėtų, jog jūsų dukros patirtų šitai ir nešiotųsi šitas tokį skaudulį visą likusį savo gyvenimą. Labai liūdna, bet vieno dalyko mes išvengti negalim. Tai yra paauglystės proceso. Jis atsitiks bet kokiu atveju. Nepriklausomai nuo to, kaip smarkiai mes rūpiname savo dukromis. Nepriklausomai nuo to, kaip smarkiai mes norim, kad joms pasisektų, paauglystė vis tiek įvyks. Ir nėra tokios piliulės, kuri leistų jūs merginoms išgerti ir iš karto tapti brandžiomis, iš karto turėti jūsų patirtį. Merginoms, paauglėms stovyklose mes nuolatos kartojam ir kartosim, kad neįmanoma padaryti taip, kad jos turėtų mūsų patirtį. Neįmanoma, mes visada mamos, vadovės, mentorės, mes visada būsime kokį 20 metų į priekį. Mes būsim jau viską išgyvenę ir patyrę. Ir jūsų dukros, jos labai nustemba, kai mes joms įvardinam, kad mamai irgi buvo 16, mamai irgi buvo 17, mama žino, kaip skauda, kai apleidžia draugai, mama žino, kaip skauda, kai gyvenime pasirodo netinkamas vaikinas, mama žino, ką reiškia meluoti tėvams, mama žino, ką reiškia slėpti, kai darai kažką netinkamo. Mama žino, ką reiškia žiūrėti tėvams į akis ir prisiekti visais šventais, kad nerūkau. Prisiekti visais šventais, kad išeini pas draugę į vakarėlį ir ten bus tik pižamos ir įdomus filmas. Nes mamos viską žino. Ir kai mūsų dukroms mes papasakojam šitas istorijas, kai mūsų dukroms mes išverčiam mamų nerimą į tikras istorijas, į tai, kas galėjo nutikti ir į tai, kas nutiko, dukros visiškai kitaip pradeda žiūrėti į jūsų nerimą, į jūsų rūpestį, į jūsų meilę, kurią labai dažnai jos priima kaip bambėjimą, kaip kišimas į jų privačią erdvę, kaip norėjimą kontroliuoti viską visur ir visada. Man labai visada, aš galvoje visada turiu istoriją apie tai, kaip mano tėtis bandydavo mane apsaugoti nuo paauglystės. Aš augau Panevėžy. Ar yra čia panevėžiečių? Kilstelkit ranką, panevėžietės, jeigu tokių yra. Aš tikiu, kad tos, kurios augo Šiauliuose, ar tos, kurios augo Vilniuje, pusė panevėžietės, labai gerai. Jos žino, ką reiškia tais laikais, kai mes buvom paauglės, išeiti į gatvę, šiek tiek labiau iššaukiančiai apsirengus. Ir aš kiekvieną kartą, kai bandydavau išeiti į mokyklą trumpų sijonų, mano tėtis sustodavo koridoriui, pažiūrėdavo mane, sakydavo, tu šitaip eisi į mokyklą, net nedrįsk. Ir aš eidavau į kambarį, nuleisdavau galvą, sakydavau, gerai, nueidavau į kambarį ir iš namų išeidavau ilgų sijonų. Kadangi mes gyvenom 12 aukštyje, į liftą aš įlipdavau su ilgu sijonu, o iš lifto aš išlipdavau su trumpu ir eidavau į mokyklą. Ir dabar, kai mums tenka daug bendrauti su paauglėmis, aš galvoju, kad jeigu mano tėtis būtų man neuždraudęs eiti į mokyklą trumpų sijonų,
o būtų paaiškinęs, kas jo galvoje, koks nerimas slypi jo galvoje ir apie ką jis galvoja, kai mato dukrą išeinančią į Panevėžio džiunglės trumpus sijonų. Aš būčiau gerai pagalvojus. Net jeigu maniau, kad mano tėtis nieko nesupranta apie madą, net jeigu maniau, kad mano tėvai nieko nesupranta, kaip rengiasi paaugliai, net jeigu maniau, kad jie iš viso nesupranta, kaip gyvena paaugliai ir ko čia reikia rūpintis, ašgi didelė suaugusi mergaitė. Aš charizmatiška ir žinau, kaip savim pasirūpinti. Ir kaip ten bebūtų, kokie mes bebūtumėm technologiškai išsivystę šiuo metu, išmintingi, protingi, daug patyrę, mūsų dukros galvoja lygiai tą patį. Tad kiekvieną kartą, kai jūs bandote kalbėti su savo dukromis, aš labai kviečiu grįžti į savo paauglystę. Grįžti į savo paauglystę ir dar kartą prisiminti, kiek kartų jūs meluodavot, jeigu meluodavot. Ką jūs slėpdavot nuo savo tėvų. Ką jūs veikdavot tada, kai jūsų mamos ir tėčiai galvodavo, kad jūs tiesiog ramiai geriat arbatėlę. Ir tada pažiūrėkite veidrodį, kokie nuostabūs žmonės jūs užaugot. Ir aš galvoju, kad jeigu pasisekė mums, tai būtinai turi pasisekti ir mūsų dukroms. Dirbdamos stovyklose su merginomis, mes sukuriam joms erdvę, kurios labai gaila, bet jūs, mamos, dažnai negali sukurti namuose. Ir tai yra ne todėl, kad mes esam gudresnės ar protingesnės, ar daugiau žinom metodų ar žaidimų, ne todėl. Labai paprastas paaiškinimas, mes nesam jūsų dukrų mamos. Ir labai gaila, bet šiuo metu jos iš tiesų gyvena tą periodą, kuomet jūs nebesate jų autoritetai. Aš labai daug kalbu su mamomis šiuo metu. Aš labai daug praleidžiu laiko kalbėdama, gal ne tik ruduo užlipa man ant gerklės, gal ir labai daug pokalbių turėjau pastarosiomis dienomis su mamomis, kurios nori užrašyti savo dukras į Upės merginų ir mamų akademiją. Ir visos mamos įvardina tą patį. Visos mamos nerimauja, visos mamos galvoja, kad dukroms jau seniai nebėra autoritetai ir jos ieško pagalbos, jos ieško ruporo, jos ieško lūpų, kurios galėtų ištransliuoti jūsų žinutes, jūsų dukroms. Žinutes, kurias jūs sakot joms kiekvieną dieną, 1000 kartų ir kurių jūsų dukros negirdi, tarsi kaip žirnius į sieną berk. Mums kartais pavyksta prisibelsti prie jūsų dukrų ir tai yra paprasta, mes nesame jų mamos. Mums nereikia kiekvieną dieną susitikti koridoriuje, mums nereikia kiekvieną dieną susipykti dėl neplautų indų krūvos, dėl nestvarkyto kambario, dėl neruošiamų pamokų, dėl telefono, dėl draugų, dėl netvirumo, dėl melavimo, dėl galbūt stalčiuje rasto veipo ar kažkokių kitų dalykų, kurie jūs neramina. Todėl mes siūlom jums pagalbą ir jeigu tik reikia, tai būkit geros, nedvejokit, atvažiuokit į Širšių lizdus, atvažiuokit pabūti kartu, nes aš labai gerai suprantu, kaip skauda, kai mergaitė, kurią jūs mylit lygiai taip pat, kai gimė. Jūs mylit lygiai taip pat, kai išėjo į 1 klasę, lygiai taip pat, kai jūs pirkote pirmus batukus arba išleidote į gimtadienį 1 kartą arba 1 kartą į stovyklą, kurioje nakvoja ir lieka be jūsų. Mergaitė, kuri besąlygiškai su jumis besąlygiškai jūs mylėjo ir klausė ir girdėjo, jūsų nebegirdi. Nes jūsų meilė niekaip nepasikeitė. Jūsų meilė yra lygiai tokia pat, kaip ir buvo. Tik dukros požiūris pasikeitė. Dukra jau į jūs žiūri truputį kitaip. Mielosios, aš sekundžiai sustoju, aš matau, kad moterys rašo, jog negirdi. Būkit geros,
Parašykit, jeigu girdit, gerai, parašykit kokią ar širdelę, ar gėlelę, tos, kas girdi. Girdit. Ačiū. Dėkoju labai gerai. Galim tęsti toliau. Tai dabar aš labai norėčiau paprašyti jūsų pasiimti tą popieriaus lapą, kurį atsinešėt, ir rašiklį. Ir paprašysiu jūsų surašyti bent 10 punktų. Ką jūs norėtumėt, kad jūsų dukra darytų? Ne tai, ko jūs nenorit, kad ji darytų. Ne? Stenkitės nenaudoti neiginių. Stenkitės kuo mažiau žodelių prasidedančių nevartoti. Surašykite bent 10 punktų, ko jūs norėtumėt iš savo dukros, ką ji turėtų daryti. Ir kai rašysit, būkit geros, būkit tiek konkrečios, kiek tik galit. Ar ne? Aš noriu, kad mano dukra būtų atviresnė. Būkit geros, pažymėkit, užsirašykit, kiek atviresnė, ką jūs laikysit atvirumu, ką jūs laikysit, kaip jūs žinosit, kad ji tapo atviresnė. Galbūt jūs kiekvieną dieną prisėsit trumpam pokalbiui, galbūt prie stalo, kuomet kartu jūs pusryčiaujat. Ji atsakys į jūsų klausimą, kurį jūs paklausit. Galbūt važiuojant į mokyklą kartu, jums pavyks kažką iš jos išpešti. Tai būkit geros, užrašykit, kaip įmanoma konkrečiau. Aš norėčiau jums duoti nedaug laiko, nes vakaras visgi pasibaigs, o aš dar labai daug norėčiau su jumis nuveikti. Tai kokias 5 minutės pasižymėkit, susirašykit bent 10 punktų. Gerai? Tai dabar pradėkim. Aš atsigersiu arbatos ir po 5 minutėlių tęsime toliau. Jeigu kartais jūs surašysite tą 10 punktų greičiau, negu kad per 5 minutėlių, tiesiog irgi parašykite komentare jau ir mes galėsim, kai 20 moterų prašys jau, mes galėsime tęsti. Gerai? Merginos, aš galvoju, kad Astai, kuri negirdi, gal prašykit, kad iškart išsiųsim nuorodą ir galės perklausyti viską. Būtinai. Ačiū. Aš dabar tiesiog šypsosiuos į ekraną. Ir kol rašot, aš tik noriu priminti, kad jeigu turite klausimų, rašykit juos tiesiog rašykit juos į čato skiltį ir mes juos apžvelgsim. Jeigu galėsiu atsakyti, ačiū labai Dovilė, jeigu galėsiu juos atsakyti, aš iš karto atsakysiu, o jei ne, mes pasiliksim šitos klausimus pabaigai, gerai? O, kaip gerai. Tai miela Asta, jūs dabar jau girdit mus, tai dar pakartosiu jums užduotį, gal jau nebespėsite susirašyti 10 punktų, ką norėtumėt, kad jūsų dukra darytų, tam, kad jūs būtumėt laiminga, tam, kad į namuose įsivyrautų taika ir ramybė, užrašykit tiek, kiek spėjat.
Gerai. Ir kai bent 20 moterų parašys, kad jau, mes tęsim toliau. Labai gerai. Aš kaip tik skaitau jūsų klausimus. Ir atsakysiu į šitos klausimus po mūsų tokios praktinės įžangos interfo praktinė. Gerai? Ačiū. Va, matau jau pirmas jau. Nuostabu. Brangiai ir brangiosios, labai gerai, kad jūs žinot, ko norit. Labai gerai. Puiku. Tai žiūrėkit, kiek suspėjot, tiek suspėjot. Jeigu peržvelgit šitą sąrašą, jums neužtruko nei 5 minučių surašyti bent 10 punktų, kas turėtų atsitikti, ką jūsų dukra turėtų daryti, kad namuose su ja būtų bendrauti lengviau. Ir kai aš galvoju apie mamas ir dukras, kai aš galvoju apie mus tėvus, bendraujančius su savo vaikais, manau, kad kartais mūsų vaikams turėtų atrodyti, kad mes nuolatos bambam. Mums viskas tarsi negerai. Mes negerai įėjo į namus, per garsiai trenkia durimis, visada su ausinukais, niekada negirdi mūsų. Jeigu girdi, tai tada grubiai atsakinėja. Nedraugauja su mažaisiais, jeigu yra mažesnių sesių ar brolių, pykstasi su jomis, slepia nuo jūsų savo draugystės ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes jeigu mes kiekvieną dieną įgarsintumėm viską, ką norėtumėm pataisyti savo dukrose, mes gautumėm vieną ilgą, didžiulį, baisinį monologą. O viena labai svarbi taisyklė bendravime su paaugliais: paaugliai monologų neklauso. Paaugliai monologų negirdi. Ir man užtruko labai daug laiko suprasti, kad mažiau yra daugiau. Kad pasakydama vieną sakinį laiku, vieną sakinį gerai nutaikius progą, aš gausiu didesnę naudą, negu kad kalbėdama kokias 5 minutes aiškiai ir išsamei. Ir dar pakartodama keletą kartų, kad mano paaugliai arba paaugliai, su kuriais mes bendraujame darbo metu, mus išgirstų. Ir mes turim labai rimtą taisyklę, kuri galioja visiems mūsų vadovams, visoms mūsų mentoriams dirbančioms su merginomis. Mes neduodame vaikams tiesioginių patarimų. Mes negalime, neturime teisės duoti jiems tiesioginių patarimų, todėl kad
ant to vieno sakinio, kurį beje jie labai gerai išgirsta, jie gali pasistatyti ateinančius 5 metus savo gyvenimą. Tai būkit geros, tos, kurios mėgsta daug pakalbėti, kai kalba su dukromis, tos, kurios mėgsta labai aiškiai ir išsamei išdėstyti savo poziciją, tos, kurios galvoja, kad jeigu dukra nepasakė girdžiu tave mama, tai neišgirdo ir jai reikia dar ir dar ir dar kartelį pakartoti. Būkit geros, pabandykit sutrumpinti savo monologus iki 1 arba 2 sakinių. Bent savaitai, bent 2. Ir pažiūrėkit, kas iš to išeina. Nes paaugliai akivaizdu yra alergiški ilgoms kalboms ir dideliems ilgiems moralams. Viską, ką jie girdi, tai dukra ir tada la 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 la. Mano vaikai kartais juokiasi, sako, mes net veidą turim specialų, tą klausantį veidą, kad mamai būtų ramiau. Nes patikėkit, niekas nenori karo namuose. Net jeigu atrodo, kad jūsų paauglė to karo šaukėsi, net jeigu atrodo, kad jūsų paauglė nuolatos atžagariai su jumis elgiasi ir tik ir ieško, kaip prikibti, ir tik ir ieško priekabių, taip nėra. Prisiminkit save paauglystėj, kokie palaimingi būdavo tie susėdimai prie stalo, valgymai, važiavimai kažkur kartu su šeima, kai niekas neklausdavo apie dalykus, apie kuriuos kalbėdami jūs iš karto galėdavot susipykti. Sakykime, apie matematiką, jeigu matematika jums nesisekdavo, apie tą prastą pažymį, kurį jūs parsinešėt ir slepiat kažkur, apie tėvų susirinkimus, maniškiai man pradėdavo trūkčiot akis, kai tėvai paklausdavo, kadagi tėvų susirinkimas. Ir aš žinau, jūsų dukros yra tiek pat palaimingai laimingos, kai namuose nėra karo. Ir jos yra pasiruošę apsimesti, kad girdi. Jos yra pasiruošę pasakyti jums viską, ką jūs norit girdėti. Jos yra pasiruošę sumeluoti 1000 kartų, kad tik jūs, mamos, būtumėt ramios, kad tik jums neskaudėtų, kad apsaugoti jūs nuo jūsų pačių asmeninių reakcijų. Nes jos jau matė, yra garantuotai matę, kaip jūs supykstat, kaip jūs išsigastat, kaip jūs sureaguojat į jų bandomą papasakoti istoriją. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad kai sukūrus labai saugią ir palaikančią erdvę, paaugliai visgi užduodi klausimą, ką pasakytum mamai, jeigu žinotum, kad tau už tai nieko nebus. Jos atsako. Ir paauglės jos labai norėtų mamai pasakyti, kad rūkė ir jums labai gėda, bet jos nežino, kaip jums tai pasakyti, nes jūs išsigasit ir turbūt nebeišleisit į niekur. Joms labai baisu pasakyti, kad jos jau bandė narkotikų. Joms labai baisu pasakyti, kad yra įsimylėję kažkokį vaikiną, kuris nebūtinai gražiai su jumis elgėsi. Ir joms taip baisu jūs išgąsdinti, kad jos yra pasiruošę nieko jums nesakyti. Ir kai jos atsakinėja iš tos klausimus, joms iš akelių byra ašarus, nes Dievas ne šiaip savo įtaisė ašarų latakus mums į akis. Ir galvoju, kad po truputį, mažais žingsneliais, net jeigu jums atrodo, kad ryšys jau prarastas, kad nebėra vilties, kad dukra taip nutolo, kad grįžti į šitą bendrumą jau nebėra vilties, aš jums sakau, viltis visada yra. Ir niekuomet nenustokit kautis dėl savo dukters širdies, dėl galėjimo palaikyti ją už rankos ar apkabinti, net jeigu ji visa sumedėja, net jeigu jai gėda, jeigu mama ją apkabina. Nes ten giliai širdyje, pasąmoniai, net ir bandydama atsistumti nuo jūsų, ji beprotiškai trokšta jūsų pripažinimo, jūsų meilės
jūsų patvirtinimo, kad jūs esate savo dukrai, nepriklausomai nuo to, ką ji padarė. Nepriklausomai nuo to, kaip ji elgėsi. Ir tai yra ta besąlygiška meilė savo vaikams. Nes dukros, paauglės ir paaugliai, vyrukai lygiai taip pat, žinodami, kad yra mylimi net ir tada, kai elgėsi siaubingai, o pripažinkim, paauglystėj, jie neturi šansų elgtis nesiaubingai. Arba jie turi meluoti, kad nedaro jokių klaidų, kad gražiai mokosi, kad jų kompanija nuostabi, kad jie netolsta nuo jūsų. Tai čia yra irgi gerų mergaičių sindromas, kuris ateityje labai atsiliepia mergaitėms ir jų gyvenimui, jų savivertei. Tai aš labai norėčiau paprašyti jūsų atkreipti dėmesį į tai, už ką jūs jas giriat ir už ką barat. Man labai labai svarbu, kad jūsų paauglės dukros tiksliai žinotų, jog yra mylimos ne už tai, kaip elgiasi, kad jos yra mylimos besąlygiškai, o dėl elgesio, kuris kartais būna siaubingas, jūs turite pilną teisę ir supykti, ir nuliūsti, ir įsiskaudinti, ir paprašyti laiko savo, kad galėtumėt išbūti tą jausmą, kurį jums sukėlė šitas elgesys. Ir tai yra pirmas rimtas žingsnis atgal į santykį. Aš labai dažnai girdžiu, kai mama sako, ir šiandieną kažkurį iš jūsų parašėt, man baisu, kad kai dukra susimaus, ji neteis pas mane ir nepasakys. Aš suprantu, apie ką jūs, nes aš buvau ta dukra. Aš buvau ta dukra, kuri, kai buvo sunkiausia gyvenime, nerado jėgų pasakyti savo tėčiui ir savo mamai, kaip man sunku. Ir aš viską bandžiau savo šitame gyvenime išsispręsti pati. Ir tai buvo labai, labai skausmingos patirtys. Ir aš gimtie nelinkėčiau niekada savo dukroms to patirti. Ir nelinkėčiau visiškiams lygiai taip pat. Todėl tą santykį, net jeigu jūsų dukros yra maksimaliai spygliuotos šiuo metu, jūs galite pradėti klijuoti nuo nuolatinio pranešimo savo vaikams. Aš tave myliu besąlygiškai, net kai labai labai pykstat, net kai namuose rūksta dūmai, net kai poška durys. Būkit geras, prisiminkit prie visko, ką nori tuo metu pasakyti savo dukrai, dar pridėkit ir tai, ir vis tiek tave myliu, besąlygiškai tave myliu. Joms tai labai labai svarbu. Ir per ilgą laiką jos tikrai patikės, prisimins ir supras, kad kai labai labai sunku, kad jūs nebaudžiate jų už elgesį, kad jūs nebaudžiate jų už tiesą, kad jūs nebaudžiate jų už jų emocijas išgyvenamas, kad jūs mylite jas bet kokiu atveju. Aš dabar vėl išgersiu arbatos, jums leidus, ir labai norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėt dar kartą į savo sąrašą ir apsibrauktumėt 2 svarbiausius dalykus. Nes jūs surašėt 10 ar 7 ar 5, tiek kiek suspėjote, bet jeigu peržvelgtumėt šitą sąrašą, turėtų būti 2 dalykai, kurie iš tikrųjų jums yra labai labai svarbus. Visa kita palauks. Kokie tie 2 dalykai? Iš jūsų sąrašo. Pasižymėkit juos, prašau. Ir kol jūs žymitės, aš paprašysiu savo kolegių, kad jos trumpam išskirstytų jūs po kambarius, po 3. Kai atsidursite kambariuose, aš labai prašysiu vienos iš jūsų stebėti laiką. Ir kiekvienai iš jūsų bus skirta 3 minutės. 3 minutės kalbėjimui. Tas 3 minutės labai labai prašau besąlygiško atidumo kalbančiai. Kai ateis jūsų laikas kalbėti, būkit geros, pasidalinkite su savo kambario draugėmis tais 2 dalykais ir kodėl jums tai svarbu. Neužtenka tik pasakyti, noriu, kad būtų šitaip ir šitaip. Būkit geros, paaiškinkit, kodėl jums tai svarbu, iš kur ateina poreikis, iš kur, kokios
kokio nerimo arba kokio lūkesčio genamos jūs užrašėte šitą punktą į savo sąrašą. Ir jūsų kolegės galės jūsų dar paklausti tikslinamųjų klausimų, kad joms būtų visiškai aišku. Ir jūs galėtumėte užsirašyti tą punktą dar konkrečiau. Kad tikrai būtų aišku. Bet kam perskaičius, būtų aišku, ko jūs trokštat, ko jūs norit, kas turėtų atsitikti. Tai jūs būsite po 3 kambariuose, jeigu kartais atsitiksite dviese, tai turėsite trūkti daugiau laiko. Gerai, tai jūs turėsite dabar po 2 kambariokės, po 3 minutės ir po šitų 9 minučių mes vėl grįšime čia. Gerai, labai prašau jūsų. Būkite vienos su kitomis kaip įmanoma labiau atviros. Tiek, kiek galit. Važiuoju. Labai gerai, jau jūs turėtumėt papulti į kambarius, jeigu kuriai nors yra sunku, arba jūsų elektroninis renginys nerodo tokios galimybės, sakykite, prašau, ir mes pabandysim jūs tada rankiniu būdu perkelti į jūsų kambarį. Ar mums sekasi? Kaip smagu, kiek veidų atsitiko. Labas vakaras. Labai gerai. Aš tikiuosi, kad spėjote bent šį bei tą aptarti ir labai tikiuosi, kad spėjot savo tik pasižymėti, ko jūs tikrai norėtumėt iš savo dukros. O dabar, jeigu dar laikote rašiklį ir jeigu dar turite popieriaus, tai rašykite tai, ką diktuoju. Paimkite naują lapą, gali praversti. Taigi, aš, vardas, pavardė. Rašykit savo vardą ir pavardę. Gerai? Aš, vardas, pavardė. Galite prašyti asmens kodą, nereikės niekam jo sakyti, galite adresą užrašyti, kad būtų tikrai rimčiau. Aš, vardas, pavardė, gyvenanti ten ir ten. Nuo šiandien, kelintą dieną šiandien pas mus? 14. Nuo rugsėjo 14 dienos iki tos, kurios esat drąsios, nusistatykit mėnesį laiko. Gerai? Mėnuo laiko yra labai daug, tai galvokite apie spalio 14. Tos, kurios netokios drąsios, būkit geros, nusistatykit laiko tarpą iki spalio 1, pavyzdžiui. Tai nuo šiandien, rugsėjo 14 dienos iki spalio 1 arba 14 dienos pasižadu reikalauti iš savo dukters vardas, pavardė. O jeigu turite keletą, galite ir vis rašyti. Tik šių 2 dalykų. Ir kadangi tai yra rimtas dokumentas, būkit geros, įrašykite į tą sąrašą, į šitą dokumentą tuos 2 dalykus, kuriuos apsibrėžėt savo kaip pačius svarbiausius.
Ir jeigu esat pasiruošę nerti į patyrimą stačia galva, tai dar būkit geras, parašykite. Jeigu aš šito susitarimo nesilaikysiu pasižadėjimo, tai ir čia jau jums nuspręsti turbūt su dukra. Kadangi šitą pasižadėjimą jūs turėsite pristatyti savo šeimai, šitą pasižadėjimą jūs turėsite pristatyti savo dukrai. Jeigu namuose yra tėtis, jis turi irgi žinoti, kas vyksta ir jums netrukdyti, o kaip tik labai labai padėti ir priminti. Todėl, kad jūsų laukia 2 arba 4 savaitės labai sąmoningo savęs stebėjimo. Jūsų laukia 2 arba 4 savaitės labai sąmoningo reikalavimo tik šitų 2 dalykų, kuriuos jūs pasižymėjot. Ir jeigu tai yra tiesos sakymas, arba jeigu tai yra sutvarkytas kambarys, arba jeigu tai yra geri pažymiai, arba bet ką, ką jūs sugalvojot, kas buvo jums svarbu šiame pasaulyje, tai kviečiu ateinančias 2 savaitės prašyti tik šito. Ir lyg brangaus gėrimo gurkšnį nuryti visą kitą, ką norit jai pasakyti ekstra. Nes visi kiti dalykai dabar nesvarbus. Dabar labai svarbu, kad jūsų dukra žinotų, ko labai labai konkrečiai jūs iš jos prašysite ateinančias keletą savaičių. Ir kas atsitiks, jeigu kartais jums nepavyks to padaryti. Nedarykit nieko didelio, nežadėkit kelionį į Paryžių, pažiūrėkit, padarykit kažką labai paprasto, aiškaus, draugiško. Pasinaudokit šitą progą, prašau. Ir kai jau turėsit šitą dokumentą paruoštą, pristatytą šeimai, prispauskit magnetukais, tikrai visas turi šaldytuvus, garantuoju. Prispauskit magnetukais prie šaldytuvo ir laitai ten kavą. Kad jums ir jūsų dukrai primintų, jog ateinančias 2 savaitės jūs, jeigu reikia, baratės tik dėl šitų kelių dalykų. Aš suprantu, kad kartais yra labai sunku reaguoti į tai, kas vyksta namuose ramiai. Ir aš suprantu, kad beprotiškai sunku neįsitraukti į dukros emocinį lauką. Ypatingai, jeigu jūsų dukra yra dramatiška. Labai neseniai kalbėjau su viena nuostabia mama ir ji sakė, taip, Jurga, aš žinau, aš perskaičiau daugybę knygų, aš jau išklausiau daugybę webinarų, aš žinau, kaip aš turėčiau elgtis, bet kiekvieną kartą, kai jis stovi prieš mane, žiūri man į akis ir begėdiškai meluoja, aš tiesiog pratrūkstu, aš negaliu ramiai šito klausytis. Ir aš kviečiu, jūs negalite pakeisti savo prigimties. Labai geras klausimas, ar galima prašyti, kad papildomai išplautų kambarį. Žinot ką? Pabus tas kambarys, nebent tai yra susitarimas, kurio laikosi jūsų dukra jau daugybę, jeigu tai yra jos prievolė namuose, jos darbas. Tai tegu plauna jinai kambarį, jeigu tai jums padės gyventi gražesnėse, švaresnėse kambariuose, tikrai netrukdykit jai. Bet yra dalykų, tikiu, kad ir be kambario, dėl kurių jūs nuolat susikertat su dukra. Na? Tai grįžtant prie emocinio lauko, jums reikia prisiminti, kad visada, koks bebūtų konfliktas, kas bevyktų, dėl ko jūs besibartumėt, jūs šitame duete esate suaugę žmonės. Jūs esate tos, kurios turi prisiminti, kad, o taip, aš užaugus, aš jau suaugęs žmogus, aš galiu neįsivelti į emocinį lauką, aš galiu nekelti balso, aš galiu nešaukti. Kas atsitiks, jeigu jūs visgi nutrūksit? Nes labai lengva iš tiesų pasileisti, labai lengva pakelti balsą, labai lengva išbertą piktą monologą apie viską, ką galvojat, ir apie šią situaciją, ir dar apie visas kitas, kurios atsitiko. Tačiau
Žiūrėkit, kas atsitinka, kai jūs leidžiat savo nutrūkti, kai jūs leidžiat savo pakelt balsą, jau po pusvalandžio jūs turbūt atsiprašinėjat savo dukrų, nes esate sąmoningos, išmintingos moterys ir esate tiek drąsios ir narsios, kad pripažįstat savo suklydimus. O kelti balsą ir labai labai barti su dukra yra negražu. Tai kas nutinka tada? Tada dukra tiesiog pasinaudoja šitą progą, kad jūs pasikeičiat rolėm. Jūs taiga tampate ta, kuri buvo kalta, ta, kuri pakėlė balsą, ta, kuri nesusivaldė, nesusilaikė, o ji lengvų žingsnių išeina iš situacijos. Tai kelti balsą mums visiškai neapsimoka, mamos mielosios. Reikia labai tvirtai laikyti save rankose. Ir ar tai reiškia, kad jums negalima pykti? Galima. Ir jūs privalot sakyti dukroms, aš dabar labai pykstu, man dabar labai liūdna. Aš dabar net negaliu su tavimi kalbėtis, man reikia eiti ir pabūti kitame kambaryje ir pakvėpuoti, jeigu jums to reikia. Man reikia erdvės. Man reikia daugiau laiko, kad galėčiau tau atleisti. Ir net visą tai jūs galite ir turite pasakyti savo dukrai, kad ji nesijaustų savaime nubausta, kad ji žinotų, kas atsitinka. Aš galiu atiduoti kokį vieną dantį savo dabar. Dėl to, kad neretai jūsų namuose konfliktai kyla dėl dalykų, dėl kurių jūs nesusitarėt. Kodėl aš paprašiau jūsų parengti šitą susitarimą su dukra? Todėl, kad susitarimai namuose turi vykti tada, kai visi yra geros nuotaikos, kai visi yra sotus, kai nieks nesusipykia, kai namuose sklando taika ir ramybė. Ir tada, būtent tada, galima susitarti, kas nutiks. Vat viena iš jūsų rašė, sakėt, jeigu dukra nepadarys kažko, nesutvarkys kambario, jai neleis eiti pas draugę. Ar ne? Ir tai yra puikus susitarimas, nes yra labai aiškus jeigu ir labai aiškus tada. Bet jeigu šitas susitarimas yra daromas spontaniškai, tuo metu, kai jūs esate supykę, kai jūs esate įsiskaudinę, įsižeidę, jūs tuomet galite paskirti neadekvačią bausmę arba pasekmę. Ir jūs galite paskui labai gailėtis to, kas atsitiko, nes namuose būsite apturėję dar vieną konfliktą. Tai būkit geros, susitarkit. Susitarkit, labai labai aiškias ribas nubrėžkit. Aš visada sakiau ir sakysiu, ribos yra meilė. Jūsų vaikai net priešindamiesi viskam, ką jūs sakot, visiems jūsų žodžiams, visiems jūsų tekstams, jie labai nori turėti ribas. Jiems yra sveika ir saugu žinoti, ko mama ir tėtis iš jų tikisi ir kas atsitiks, jeigu šitas lūkestis nebus išpildytas. Nes tada nebelieka vietos nei manipuliacijai, nebelieka vietos nei konfliktui. Tu nesutvarkiai kambario ir labai svarbu susitart, ką reiškia sutvarkytas kambarys jums ir ką reiškia sutvarkytas kambarys jūsų dukrai. Ir tada jūs galite sakyti, na va, labai norėjau, kad tu eitum pas draugę, bet man neišeina tavęs išleisti. Žinai, mesgi turim susitarimą. Nebėra pykčio, nebėra piktos emocijos. Nes viskas, ko jūs norite šiuo metu, kad namuose nebūtų barnių. Aš skaitau labai daug knygų, aš skaitau labai daug autorių, kurie kalba apie paauglius ir paauglystę. Ir man beprotiškai patinka ir suteikia vilties mintis, jog daugybė paauglių netinkamos elgsenos gali būti pataisoma ir koreguojama tiesiog mažinant įtampą tarp tėvų ir vaikų. Nes išeiti į pasaulį, išeiti iš namų jau susibarus ir susipykus, tai reiškia daugiau galimybių įpulti glėbį tam, kuris padovanos tą menamą saugumą arba menamą supratimą arba paguodą, kurios šiuo metu tarsi jūsų dukrai labai reikia. Todėl labai labai prašau, stenkitės kiek įmanoma išvengti daugiau konfliktų.
Ir jeigu bent vieną kartą iš 5 jums pavyks atsitraukti, sakyt, aš matau, kur tu mane vedi, aš matau, kad tu vėl organizuoji konfliktą, aš matau, kad tu sakai man negražius žodžius, aš matau, kad tu piktai su manimi kalbi ir piktai agresyviai, nedailiai reaguoji į tai, ką aš sakau. Jūsų dukra palaipsniui nustos tai daryti. Tai aš radau būdą, kad galima tiesiog sakyti dukrai, dukra, aš matau, ką tu darai. Aš suprantu, ką tu darai, tu nori mane įvelti į konfliktą, aš nenoriu ten eiti. Ateik pas mane, kai būsi netokia pikta ir mes apie tai pasikalbėsim. Ir po truputį, dukra žino, kad šitas mygtukas nebeveikia. Jis labai lengva gauti mamos dėmesio paspaudus tą piktą mygtuką, ar ne? Mūsų vaikai labai gerai mus pažįsta, mūsų vaikai labai gerai mus žino, jie žino, kur tas pykčio mygtukas, kur paspaudai ir turi visą mamos dėmesį. Vietoj to išmeskit tą mygtuką, bet būkit pasiruošę padovanoti savo dukrai nedalomo dėmesio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai jie ateina pas jūsų su klausimu, pasidėkit telefoną, išjungkit kompiuterį, uždarykit kompiuterį, nes tuo metu, kai jūsų vaikas nusprendžia jums ką nors pasakyti, tai yra svarbiausia, kas gali nutikti šiame pasaulyje. Ir tuo metu jūsų pagrindinis darbas yra klausytis, įdėmiai klausytis. Net jeigu jums labai nepatinka tai, kas yra sakoma. Nes jeigu jūs klausysite pro kompiuterio ekraną, jeigu jūs klausysite probėgšmai susirašinėdama su kolegomis, jeigu jūsų dukra supras, kad jūs neduodate jai nedalomo laiko, bus labai sunku jai įtikinti, kad jūs nuoširdžiai jai rūpinatės. Nes vaikai ne taip kaip suaugę, tiek maži vaikai, tiek paaugliai, jie sprendžia ir daro išvadas ne iš to, ką mes jiems sakom. Jie sprendžia ir daro išvadas iš mūsų veiksmų. Kai mes suaugam, mes išmokstam klausytis. Šiuo metu jie mato mūsų elgesį, šiuo metu mes galim sakyti, ką norim. Jeigu mūsų elgesys, jeigu mūsų kūnas, jeigu mūsų veiksmai nerodo, kad mes esam pasiruošę šiuo metu klausytis 100%, jie mumis nepatikės. Ir jeigu supras, kad mes neturime jiems ausų, jie eis ir susiras tas kitas ausis. Kieme, gatvėje, mokykloje ir tos ausys, joms bus koks 15-17 metų, arba jos nebūtinai klausysis taip saugiai ir su tokiu troškimu padėti, kaip tai darot jūs, mamos. Aš labai kviečiu jūs atkreipti dėmesį ir duoti savo dukroms to nedalomo laiko. Kaip tą padaryti, jeigu dukra jau užgyvenote momentą, kada net nebeina į pokalbis visada galima susigrąžinti. Jos galima pradėti nuo labai mažučių klausimų. Jos galima, ne kaip sekės mokykloje, ne ar tau viskas gerai, nes taip, mama, man viskas gerai, atstok. Bet nuo 1 iki 10, kiek buvai susierzinus šiandien mokykloje, ne? Arba kas tau nuostabaus atsitiko šiandieną, arba koks draugas tave nustebino beprotiškai taip labai, kad net norėtum man ką nors apie tai papasakot. Ir jeigu netyčia jaučiat, kad yra troškimas kalbėtis toliau, viską pasidedat į šoną ir klausotės, nes tai atidaro duris į ateities ilgus gražius pokalbius. Tada, kai ji vėl bus pasiruošus su jumis kalbėtis, nes ji bus pasiruošus. Jums gali tekt palaukti 15 metų, kartais 20, bet jos vėl bus pasiruošę su jumis būti ir kalbėtis, aš jums garantuoju, aš jums pažadu. Ir jeigu dar turite kur pasižymėti ir dar liko vietos, aš norėčiau, kad į jūsų namus ateitų keletas klausimų. Jeigu valgot kartu, labai linkiu jums valgyti kartu, nes mūsų šeimoje valgymas kartu yra tas laikas, kada mes visi kartu būnam. Mes galim kalbėtis, mes galim patylėti, mes galim pasipykti, jeigu reikia, bet mes esam kartu, mes leidžiam šitą laiką kartu.
Ir mokslininkai šiaip yra įrodę, kad bendras valgymas net su vienu iš tėvų ateityje atsiliepia labai gerai ir jūsų vaikų pažymiams, ir savivertei, ir ateities savęs asmens kūrimo modeliui. Tai yra beprotiškai naudinga jūsų vaikams. O kai valgai, galima maža ko paklausti. Mūsų šeimoje labai populiarus klausimas, jeigu dabar galėčiau tau padovanoti, ką noriu. Jeigu man pasaulis leistų turėti tiek pinigų, kiek norėčiau, ką aš kiekvienam šeimos nariui padovanočiau. Ir vyniojasi tada istorijos, nes vienas tau nori padovanoti kelionę, kitas tau nori padovanoti gėrimą kokį nors skanų, trečias nori padovanoti dar kažką. Aš vakar tokį nuotykį turėjau ir mes kaip tik apie tai kalbėjom ir mano dukrelė jaunesnioji, jinai suabejojo, sako, mama, ko tu norėtum, ko tu nori? Aš negaliu nuspręsti, o mano vyresnioji sėdi ir aš net negirdžiu, aš jaučiu, kaip jinai sako, tvarkos. Ir per šitos pokalbius jūs galite labai daug dalykų išgirsti savo vaikų svajonės, išgirsti jų požiūrį į dabartinį pasaulį, į jūsų draugus, visą kitą. Tai aš labai norėčiau, kad į jūsų namus ateitų keletas klausimų. Ir jeigu jūs ateinantį mėnesį, kiekvieną rytą ar vakarą, kada jums pavyksta susitikti, paklaustumėt iš ties, ką šiandien tau kažkas padarė gero. Dabar būkit irgi mielos, kai jau baigsim, nes aš žinau, kad vakaras artėja ir jums reikės eiti ir pasižiūrėti, kad vaikai nueitų miegoti ir kad dantis išsivalytų ir pailsėti dar truputėlį. Bet pabandykit ir pačios pagalvoti, ką jums šiandien ar vakar kas nors padarė gero. Ir kai jau gausite atsakymą, iš paskos seka kitas klausimas. O ką aš kažkam padariau šiandien gero? Viskas labai gerai, taip. Dar žiūriu komentarai, paklausčiau, ką norėtumėt, kad nupirkčiau, turbūt atsakymas būtų naują iPhone'ą, bet klauskit ne taip. Klauskit, ką tu, dukrelė, mums visiems šeimos nariams atskirai padovanotum. Ką padovanotum tėčiui, ką padovanotum man, ką šuniui mūsų padovanotum, ar ne? Tai šitaip klauskit, nes tada yra progos ne leisti visiems suversti savo poreikius jums ir likti tada su tais neišpildytais poreikiais, bet tiesiog išgirsti svajonės, pasvajoti kartu, padūkti. Ir patikėkit, į šitą žaidimą įsitraukia ir paaugliai, ir mažieji, ir tėčiai, ir mamos. Ir jeigu bent mėnesį laiko jums pavyktų išlaikyti šitą klausimą, ką man kažkas padarė gero ir ką aš padariau gero, jūs nukreiptumėt savo vaikų, savo paauglių dėmesį į dalykus, kuriuos jie daro gražiai ir kuriuos pasaulis jums dovanoja. O dėkingumas yra išvis raktas į viską. Nes aš suprantu, kad mamos, jūs labai dažnai jaučiate savaime suprantamas. Jūs labai dažnai jaučiatės, kad jūs tiesiog padarėte valgyti, visiems išskalbėt drabužius, sutvarkėt, sudėjot, o jie tiesiog tuo naudojasi. Tai kai dėkingumas grįžta prie stalo į šeimą, visiems, net ir jums, mamos, pasidaro saldžiau gyventi. Ir paauglės dukros, jos labai gerai supranta, kas yra dėkingumas. Joms tik kartais reikia priminti. Mes turim tokį juoką, su kolektyve, kad kartais labai ilgai reikia purtyti žmogų, kad jis prisimintų, kad yra geras žmogus. Tai būkit geros, papurtikit klausimais savo vaikus. Jeigu pritrūksta klausimų, mes esam išleidę bent 3 kaladės įvairiausių klausimų. Konkrečiai šitos, pavyzdžiui, yra tėvų ir vaikų, kur 54 klausimai yra klausimai, kuriuos tėveliai užduoda vaikam, 54 klausimai, kur mamos, kur vaikai užduoda tėvams, tik reikia labai nuoširdžiai ir kruopščiai atsakyti. Ir jeigu po šito mėnesio jūs jausit, kad klausimų reikia daugiau, tegu tokia kaladė nutupia ant jūsų stalo ir jūs matysit, kiek nuostabių įžvalgų ir pokalbių jūs turėsit savo vaikais. Niekada nenustokit kurti santykio.
net jeigu atrodo, kad jūsų vaikui visiškai šito nereikia. Jūsų dukros, tikrai dar kartą primenu, jos eina per tą fazę, kur atstuminėdamos, ieškodamos savęs, savo tapatumo, savo vietos šitame pasaulyje, jos treniruojasi pačioj saugiausioj erdvėj su jumis. Nes jūs esat mamos ir tėčiai, jūs esat beprotiškai geranoriški, jūs norit, kad jiems sektųsi ir ant jūsų galima treniruotis. Tai, mielosios, kas turit bėgti, bėkit. Aš labai noriu greitai reziumuoti tai, ką susakiau, nes bendraujant su dukromis labai svarbu išsaugoti adekvatų klausimąsi, duoti joms maksimaliai dėmesio, sąmoningo, besąlygiško dėmesio, net jeigu tai yra 5 minutės per dieną, 10 minučių. Mano vyras Mindaugas paprastai sako, 10 minučių per dieną dedalomo laiko savo dukrai. Nes tai kuria ryšį, net jeigu jūsų dukra nenori su jumis kalbėtis, jūs esat nuostabios mamos, jūs žinot, ką jos mėgsta. Ir kol jos valgo savo mėgstamą ledų porciją, nusipirkit šito laiko iš savo vaikų. Paskui nereikės jo pirkti. Kai tik jos supras, koks yra malonumas galėti turėti pokalbį su mama ir galėti turėti vėl saugų ryšį ir galėti pasipasakoti ir nesinešioti šito skaudulio širdyje, jos bus laimėję, jos grįž pas jūs. Prisiminkit kokį nors melą, kurį nešiojate su savimi paauglystėj. Ir galvoju, kokia aš būčiau buvus laiminga, galėdama tiesiog tėvam pasakyti ir nebesinešioti šito skausmo ir šito vargo. Tiesiog pasakyti ir nebegyvent baimei, kad kas nors sužinos ir pagalvos apie mane kažką negerai. Tai duokim šitos erdvės dukroms. Jeigu jūs nustatysit savo ribas, o jūs būtinai jas turite nustatyti, laikykite žodžio. Mamos, laikykite žodžio. Nes jeigu jūs imatės šito reikalo ir tiesiog paleisit 1-2 dienas, pasilaikysit žodžio ir sakysit, kad jeigu tu praleisi labai daug laiko, pavyzdžiui, telefone, arba jeigu, prašot konkrečių pavyzdžių, jeigu tavo telefonas nėra padėtas pas mus ant stalo, kaip pavyzdys, 9 val. Vakaro, tuomet tu negausi savo telefono rytoj. Jeigu tu pavėluosi padėti savo telefoną ant stalo, ten pavyzdžiui, 15 minučių, tai tada 2 dienas negausi telefono. Ir panašiai. Jūs žiūrėkite pagal savo situaciją. Kiekvienoje šeimoje dalykai, situacijos skiriasi. Ir aš suprantu, kad kartais dukros jau yra nusipirkę savo telefonus, gal jos dirbo vasarą ir nusipirko savo telefoną, bet dažnu atveju jūs, mamos, mokate ir už telefoną, ir už internetą, ir už visus kitus dalykus. Ir patikėkit, kai vyksta susitarimai, tada, kai nėra karo, viskas išeina gerai. Jos žino, kad jūs norit geriausio ir jūs lygiai taip pat žinote, kad jos pritarė, girdėjo ir sutiko su jūsų sąlyga. Ir aš taip drąsiai kalbu todėl, kad pas mus taip išbandyta ir tai taip gerai veikia, net jeigu kartais atrodo, kad yra tokių duobių ir kad nieks nebeveikia. Susitarimai, ramūs pokalbiai ir laikymasis žodžio, tvirtas laikymasis žodžio, kuomet ir tėtis ir mama vienas kitą palaiko, kuomet nėra galimybių sumanipuliuoti, nueiti pas vieną ir išsiprašyti kažkokių tai ekstra sąlygų. Jūsų dukrai duos labai tvirto žinojimo, ką ji gali daryti ir ko negali. Ir kai duodat pasiekmes, kai kalbatės ramiai, tada ir, atsako, duokit pavyzdžių apie adekvačias sutartis. Jūs tada galit paklausti dukros, mes taip darom su paaugliais. Mes klausiam, o kaip tu norėtum, kad būtų? Ką tu galvoji, kaip tai turėtų atsitikti? Ir jie, patikėkit, duoda visus sprendimus įmanomus, apie kuriuos dar galima paskui diskutuoti. Taip. Tai žodis, laikyti žodžio, nustatyti ribas ir prisiminti, kad esat suaugę. Ir kiekvieną kartą nenustoti klausti, net jeigu
5 kartus iš 6 jums atsuks petį, į kažkurį klausimą būtinai atsakysi. Nes vaikai, aš nepažįstu nei vienos paauglės, nei vieno vaiko, kuris nenori būti mylimas, nenori būti svarbus, nenori būti išgirstas, nenori būti suprastas. Ir suprantu, kad jos labai dažnai mus skaudina elgesiu, bet tuo elgesiu, kuris mums yra nepriimtinas. Bet vėl, būkit geros, prisiminkit, mes išgyvenom paauglystę. Jos irgi paauglystę išgyvens. Ar mes galėtumėm? Ramunė, matau, kad rašot, kad dukrai jau 20 metų ir ryšys nėra stiprus. Aš galiu duoti jums tokį labai savanaudišką patarimą. Jūs atvažiuokit į Širšių lizdą su dukra. Širšių lizdas tai yra mamų dukrų savaitgaliai, kuriuos mes organizuojam, Vatansu organizuoja. Ir ten gali atvažiuoti ir mamos su dukrelėmis, kurioms yra 7 metai. Ir su paauglėmis, ir kuo spigliuotas, tuo smagiau. Ir kartais mamos, kurios neturi dukros, jos atsiveža savo mamas. Tai jūs galite tikrai visiškai nesvarbu, kokio amžiaus jūsų dukra, kad jau 20, atvažiuokit. Ir jūs prisiminsit, ką reiškia laikyti dukrą už rankos. Gerai? Tai tikrai ryšį, kurti ryšį niekada nevėlu. Ir jeigu kas nors jums sakė, kad jau prarado dukrą, tai jums labai skaudžiai melavo, labai niekšiškai melavo. Taip negali būti, taip nebūna. Taip, ar Godužė, tu galėtum dar pasižiūrėti, kokie klausimai yra? Nes aš nenoriu. Dukra neleidžia jokio fizinio kontakto. Girdžiu. Ir taip tikrai atsitinka. Ir aš esu mačiusi daug dukrų, kurios tikrai sustabarėja. Ir tam yra daugybė priežasčių. Bet pradėkit nuo labai mažų dalykų. Nuo peties palietimo. Nuo pasakymo, kad man būtų beprotiškai malonu, jeigu tu kada nors mane apkabintum. Patikėkit, per Širšių lizdus mes matom dukras, kurios mamoms rašo palinkėjimus. Ir per paskutinį vieną dukrą taip gražiai jinai skaitė tą palinkėjimą mamai. Mama, tu žinai, kaip man nepatinka, kai tu mane lieti, bet tu žino, kad jeigu tau bus sunku, tu gali ateiti ir mane apsikabinti ir aš tau nedrausiu. Tai vėlgi, aš daug kartų sakau ir sakysiu, pokalbis yra karalius. Jūs turite pasakyti savo dukroms, kaip jūs jaučiatės ir kas jūs džiugina. Kaip pavyzdys, šiais laikais merginos labai nemėgsta suknelių nešioti, ar ne? Ir ta paauglystė, tokia, jos nori būti patogiai, taip kaip jos nori. Jeigu dar mama elegantiškai ir daili, tai jos būtinai elgsis priešingai. Bet kai jos atvažiuoja pas mus ir mama pasako, žiūrėk, labai svarbu, kad fotosesijai apsirengtumėj suknelę. Ir dukra sako, gerai, mama, aš žinau, kad tau svarbu. Ir aš apsirengsiu, bent jau tam pusvalandžiui. Ir nesvarbu, kad jos plešia suknelę po pusvalandžio, kai jau nebereikia jos dėvėti. Ji mamai tuo metu, žinodama, kad mamai yra malonu, tai padaro. Bet jeigu mes neįvardinam savo lūkesčių, jeigu neįvardinam savo svajonių, neįvardinam savo baimių, tada joms beprotiškai sunku žinoti, ko jūs iš tikrųjų norit. Tai Jurga, turim porą klausimų apie įrenginių naudojimus, ką galbūt jau ir atsakėjai. Iš esmės, tai buvo telefonai, ausinukai, kad negirdi. Dar vienas buvo Eglės klausimas, kaip elgtis, kai dukra atsisako tvarkytis, atsikalbinėjo, nebijo pajausti pasekmių. Jei sakau, kad kol nesutvarkysiu, tol neisi pas draugę, tai sako gerai ir neisiu. Jei dabar yra 12,5 metų. Matau, kad turit labai gražią paauglystę, nes šiais laikais paauglės jos, mums anksčiau sakydavo, kad paauglystė yra 13, 14 ir panašiai. Dabar aš žinau šeimų, kuriuose paauglystė atsitinka 8 metų. Jums teks labai daug kalbėtis ir jums teks labai norėčiau sužinoti daugiau truputėlį. Labai norėčiau sužinoti,
kodėl tai vyksta ir ką jis sako ir ko konkrečiai jinai nenori daryti. Ir tam net nebejoju yra priežastis. Ar šitas atsikalbinėjimas, aš galiu dabar tik spėlioti, tai gali būti tiesiog troškimas atkreipti jūsų dėmesį. Nes mūsų vaikams, jums turbūt nepaslaptis, kad jiems nesvarbu, kaip dėmesį pasiimti. Ji gali būti geriausia ir gali būti blogiausia. Nes ir taip, ir vienu ir kitu atveju, jei pasiims jūsų dėmesį, tik tai reikš, kad net nereiks tvarkytis, dėmesį vis tiek gaus. Ne, tai yra, gali būti toks pavyzdys. Gali būti, kad dukra turi nuoskaudą ir nebūtinai dar žino, kaip ją įvardinti ir tokiais būdais su jumis kariauja. Gali būti, kad ji nesijaučia įvertinta, kai susitvarko. Aš labai mėgstu irgi pasiklausinėti paauglių ir paklausti jų, o kas tėvų elgesį tave skaudina? Ko tu norėtum, kokią žinutę norėtum perduoti mamai? Ir labai dažnai merginos, ypatingai merginos sako, žinai, mama ateina ir paprašo manęs padaryti kokio nors darbo. Ir aš jį padarau. Aš jį padarau ir grįžtu prie to, ką aš noriu daryti. Ir tada mama po kažkiek laiko ateina pas mane ir sako, tu visą dieną žaidi, nieko nedarai. Ašgi dariau, aš tik ką padariau, bet manęs net nepastebėjo, net nepagyrė. Tai labai daug gali būti priežasčių. Ir Egliai, aš neturiu vieno atsakymo, čia būtų labai įdomu patyrinėti ir mergaitės elgesį, ir ką jis sako, ką jis daro, kodėl, kada, ar visada. Tai labai, labai linkėčiau iš tiesų užduoti daugiau klausimų ir pabandyti per žaidimą, per tuos pokalbius prie stalo, per labai aplinkui pasižiūrėti, kasgi vyksta, kodėl dukra taip elgiasi. Nes ji 12,5 metų, ji dar jums pasakys. Labai Jovita, matau, rašo, kad ar teisingai elgesi, kai nekreipia dėmesio į netvarkingą kambarį, bet pagiria už tvarkingą. Be abejonės. Be abejonės. Tai nereiškia, kad jūs neturite įvardinti savo dukrai, kaip svarbu jums tvarka. Ir kodėl taip yra. Kadangi mūsų vaikai, jie nesupranta, kodėl mes turim poreikį tvarkai. Arba kodėl mes turim poreikį išplautai lėkštai, kodėl mes turim poreikį tvarkingai sudėtiem batam, nes jos nežino mūsų vaikystės istorijos, nežino tekstų, kuriuos mes girdėjom, kai buvom jų amžiaus, jos nežino, ką mūsų tėvai mums sakė. Todėl, jeigu jūs galėtumėt išplėsti kontekstą, tiesiog paprastomis istorijomis jūsų dukroms būtų aiškiau. Aš labai mėgstu dalinti šitą istoriją. Mano tėtis, jisai parašė knygą apie visą giminę. Jis surinko visos giminės istorijas. Ir kadangi man teko garbė ją redaguoti, man šitą knygą reabilitavo pusę giminės. Ką aš bebūčiau apie juos galvojusi, kai buvau vaikas, kai buvau paauglė, ką aš bebūčiau galvojusi apie jų poelgius arba jų veiksmus, man šitą knygą reabilitavo viską, nes aš supratau, iš kur jie atėjo. Aš supratau, kas lėmė jų tokius pasielgimus, jų žodžius, jų lūkesčius. Tai kuo daugiau konteksto, kuo daugiau istorijų, kuo daugiau pasakojimų, tuo lengviau bus su dukrelėmis tvarkytis. Ir taip, kai jos įsimylės ir turės namo prisivesti vaikiną, patikėkit, jos susitvarkys ne tik kambarį, jos susitvarkys prieš kambarį, virtuvę ir dar pasižiūrės, ar laiptinėje aš nušluoti laiptai. Aš net nebejoju tuo. Su ekrano trukme, mielosios, kiekvienoje šeimoje yra skirtingai. Ir jeigu klaustumėt specialistų, tai rimti specialistai, kurie iš tikrųjų rūpinasi vaikų sveikata, sako ne daugiau kaip 2 valandos, ne daugiau. Ir dar priklauso nuo turinio, kokį turinį jūsų vaikai žiūri ir ką jos veikia šitame ekrane, ką jos veikia su technologijom. Labai, labai priklauso nuo to. Bet jūs kaip mamos turite stebėti ir įsikišti tada, kai pradeda keistis
į blogąją pusę dukros elgesys, kada ji pradeda nebemiegoti, naktinėti, kuomet ji pradeda užsisklęsti, kuomet akivaizdžiai matote, kad technologijos įtraukia jas taip, kad išprašytos, iškraštytos iš jų jos darosi piktos ir agresyvios, nes tai jau signalizuoja apie priklausomybę. Ir patikėkit, viso pasaulio psichologai, marketingo specialistai dirba ties tuo, kad jūs irgi ir jūsų vaikai praleistų kuo daugiau laiko Netflix'e, telefonuose, socialiniuose tinkluose. Jie kuria mums daugybę trigerių ten, kad mes kuo daugiau ten pabūtumėm, kuo daugiau pažiūrėtumėm. Jūsų dukros be jūsų pagalbos negali iš šitų spąstų ištrūkti. Jūs turite šiek tiek joms padėti. Aha, taip ką daryti, kai jūs paprašote padėti tvarkytis, o jie sako, kodėl turėčiau. Aš netvarkytoja, būna pasisako, kad ir netarnaitė. Patys grįžit ir pasidarysit. Tai tokiu atveju, čia mano klasikinės istorija, aš tai padariau su savo paaugliu sūnumi, bet tikiu, kad turėtų suveikti ir su merginomis. Mano sūnaus atsakomybė tuo metu buvo puodai. Jis turėdavo išplauti visus didžiuosius puodus namuose. Ir jis ateina pas mane, sako, mama, aš alkanas. Aš sakau, ajajai, bet puodai tai neplauti. Bet sako, bet aš labai alkanas. Bet aš sakau, puodai tai neplauti, neturiu kame virti. Ir sėdžiu toliau skaitau. Ir sūnus sako, gerai, supratau, eina išplauna puodą. Tai aš galvoju, kad jūs tiesiog pasitarkit su tėčiu ir sukurkite nedidelę neskaudžią pamoką, kas atsitinka, jeigu visi nustoja laikytis atsakomybių. Mano laikais buvo toks filmukas, kuomet tėtis ir mama pamiršo savo įsipareigojimus šeimai. Ir vaikai tada supranta, kiek svarbus jūs esat, kad nesat savaime suprantami, kad iš šaldytuvo maistas ne pats sulipa, kad lova ne pati pasikloja, kad drabužiai ne patys nusiperka. Tai duokit jiems patirti lengvai, švelniai, su humoru, be patyčios, be piktumo, leiskit jiems patirti tai. Ir mano mokytoja, kuri mane mokė bendrauti su vaikais, mane mokė neik ir nezysk, sakė Jurga. Tu nueik ir pasakyk, aš matau, kad tu vėl renkiesi nesitvarkyti, jeigu jums tai svarbu. Arba aš matau, kad tu vėl renkiesi neprisidėti prie šeimos tvarkymuose arba prie mūsų su tėčiu troškimo būti šitos šeimos nariais. Įvardinkit tai keletą kartų ir situacija gali po truputį keistis. Nes aš ką skaitau ir girdžiu, kad vaikai, jiems lengva yra pasakyti, aš netarnaitė, kas tuomet atsitinka, tėvai tada atsisuka, tu šitaip, mes tau ir šitą ir aną. Tai per moralizavimą mes nelabai daug ką pasieksim. Nes tą pačią akimirką, kai įsijungia moralė, moralizavimas, mūsų dukros paprastai girdi, aha, įjungia rimtą veidą, pasiklauso mūsų. Ir jeigu yra jau sąmoninga ir žino, ko jūs iš jos tikitės, kai jūs baigėt, sako, gerai, girdėjau. O jūsų vaikų melavimas, pakelkit ranką, kas melavot vaikystėje, nes aš buvau šiurpulinga melagė. Aš buvau šiurpulinga, klaiki melagė ir mane beprotiškai skaudina dabar, kai mano vaikai man meluoja. Todėl, kad aš meluodavau tam, kad neužgauti savo tėvų. Aš meluodavau tam, kad visiems būčiau gera, graži, faina, simpatiška ir nesukelčiau jokių problemų. Ir kad namuose dar bent tą vakarą vyrautų taika ir ramybė. Tai su melavimu irgi padarykite erdvės. Mes per širšių lizdus siūlom mamoms įsivesti susimovimo bliūdą.
kaip pavyzdys, susimovimų stiklainį. Jis neveiks labai ilgai, bet kokį mėnesį laiko, jeigu jūs pasistatytumėt namuose stiklainį, ant kurio užrašytumėt susimovimų stiklainis, į kurį parašius bet kokią žinutę, jūsų vaikas žinos, kad jūs nepyksit, nesibarsit, tiesiog perskaitysit ir būsit susipažinę su informacija, patikėkit, labai daug melo galima išvengti taip. Ir visi geri metodai, gaila, jie veikia labai trumpai. Ir jūsų motinystėje jūs suprantat, kad tai, kas suveikia šiandien, nebūtinai suveiks po 2 savaičių. Tai naudokitės progą ir naudokitės dalykais, kurie veikia. Aha, suprantu, kad jau visiškai vakaras, tai aš žiūriu ištisai dukrelė su ausinukais, kad jūs laukiat nedekvačios reakcijos. Vėlgi, pasakykit jai, kaip jums svarbu, kad bent jau 15 minučių su jumis praleistų be ausinukų. Ir aš kartais, kai važiuoju su savo pačiu vyriausiu sūnum, nes aš jau jam mažai ką apie galiu pasakyti, ir jisai su ausinėmis sėdi ir klausosi muzikos, aš paprastai paparbenu, jau sakau, Jorai, būk toks geras. Man labai būtų malonu, jeigu tu pabendrautum su manimi bent keletą minučių. Aš nesijausiu tarsi aš būčiau tavo vairuotoja personalinė. Ir sako, oi, mama, atsiprašau, pamiršau. Ir mes tada galim pasikalbėti trumpam. Tai kartais tai galima išspręsti paprastai. Ir jeigu jūs bent savaitę laiko sakysit savo dukrai, man taip svarbu su tavim būtų pasikalbėti, man taip svarbu, kad tu mane išgirstum, bent keletą minučių. Jos išgirs. Jos tikrai išgirs. Svarbu vėl negrįžta emocinį lauką, o tu vėl su ausinėm, nežinai, kad tu klausai, nežinai, kad tu darai. Kuo mes labiau spaudžiam savo vaikelius, tuo jie labiau mums priešinasi. Tai čia tokia formulė, labai paprasta. Aš manau, kad mes turime užbaigti. Jeigu liko neatsakytų klausimų, būkit drąsios dar rašyti mums laiškų. Tikrai gausit iš mūsų merginų laiškų su šituo video, kad dar galėtumėt peržiūrėti, jeigu reikia. Tai būkit geros, pasižiūrėkite, jeigu turit mums klausimų, klauskit. Rašykit, mes pasitengsim juos atsakyti, jeigu nesakysim iš karto, neužsigaukit, pabandysim tai padaryti, kartais gal tai atsitiks postų bendru, nes labai, jeigu vienai kyla toks klausimas, tai reiškia dar kaip 20 irgi kyla tas pats klausimas. Atvažiuokit pas mus Širšių lizdus, prisijungkit prie UMA akademijos, draugaukim, nes tiek jūs, tiek mes, man atrodo, turim vieną bendrą dalyką, mes labai labai sergam už mūsų ir jūsų dukras. Tai ačiū Jums labai, labai labai gražaus vakaro, grožiuosi kiekviena, kuri pasirinko šitą vakarą, praleisti čia, praleisti galvodamos gražiai apie savo dukras. Mylėkit jas iki begalybės, o visa kita susitvarkys. Ačiū labai.